ir vyresniems, ir verslininkams, ir žemdirbiams, tie, kurie prisidėjo Vievio kultūros centrui organizuoti šį renginį. Pirmiausia, ši didelė puokštė ir šis padėkos raštas yra skirtas žmonėm gyvenantiem dešinėje manęs tam dideliam gražiam rudam name. Šiuo metu tos durys užrakintos, bet mes visi gausiais plojimais pasveikinkim mūsų policijos nuovados darbuotojus su jų profesinė angelų sargų švente, kuri bus poryt. Paplokim. O gal mūsų viršininkas Silvijus Gurinas yra kažkur? Nėra policijos. Automobilis stovi. Paties viršininko nėra. Nuoširdžiai dėkojame Vievio seniūnijos kolektyvui, kurie ne tik tai paruošė gražų eksponatą, bet ir parūpino mums ir prizus, ir daug daržovių, ir daug įspūdingų daržovių, kurias vešime į Elektrėnus į rajoninę šventę. Ačiū seniūne. Seniūnas kviečiamas čia. Nuoširdus ačiū Vievio meno mokyklos bendruomeniai ir muzikantam ir dailininkam. Ypatingai dėkojame Eugenijui Radeliui Kaspučiams, kurių nuostabus smuiko raktas yra kaip simbolis šių metų šventės. Adelė ir Eugenijai taip pat ir ekologinis prizas. Adelė, dėk. Paplokim per aikštę pereit, ne taip ir paprasta. Tyloj sunku. Aš kiek supratau, čia spistuko reikia. Vievio Lopšelio darželio eglutė bendruomeniai. Ar yra vaikučių arba auklėtojų? Nėra. Vievio gimnazijos bendruomeniai. Merginos šeštokės buvote čia, prieikit kuri nors. Atneškite rektorių formavimą. Elektrėnų socialinės reabilitacijos centro bendruomenė. Taip pat mūsų mielai Vievio gyventojai Astai Šimonienei, kuri labai padėjo prizais. Didžiulis ačiū nuolatiniams mūsų rėmėjams, tai yra sėkmės užeigos savininkams Jovitai ir Vytautui Apanavičiams. Jovita, esi uždaros akcinės bendrovės Gelvita kolektyvui ir direktoriui Timofėjui Rusakovui už transportą ruošiančią šventę. Silvijai ir Antanui Bielskiams už renginio vedimą. Sportininkui Kęstučiui Dringeliui už sportinės pramogas vaikams. Kęsta ir bėg. Iš medžio tu iškris. Prašom. Koks greitas, sportiškas. Kęstai, paskubėk. Toks sportininkas ir taip lėtai. Čiagi nerungti, sakyk, aš turiu skubėti. Muzikos mokytoja Aušrai Reikytei už vaikų smuikininkų rengimą. Pradinės mokyklos pedagogė Dianai Petkevičienei. Ir labai vaikučiams ačiū didelis. Poniai Aleksandrai Davidavičienei išauginusiai didžiausią moliūgą. Ar yra ponia Aleksandra dar? Va, ateina ponia Aleksandra, prašom. Prisiminimui. Ačiū jums labai labai.
Vievio Laisman klubui Tempus už skanias bulves renginio metu. Vievio neįgaliųjų draugija gauna ekologinį prizą už gausiausią ir skaniausią vaišių stalą. Neįgaliųjų draugija, prašom. Kviečiame atstovę. Paplokim. Paplojam, labai geras eleksyras pas juos. Čia, kad kitą kartą cepelinai būtų ant stalo. Kitą kartą. Tyrimų mokyklos darželio bendruomeniai. Lietuvos samariečių Lietuvos samariečių draugijos kolektyvui ir labai skaniam vaišių stalui. O dabar perduodu žodį komisijos pirmininkai Almai Reklaitienei. Nebuvo lengva išrinkti pačius gražiausius 3 darbus. Mes sukome didžiulį ratą šitam mūsų Vievio parke, ėjome ir žiūrėjome į visus darbelius, kurie yra labai mažyčiai, tačiau be galo išradingi, padaryti su meile ir su dideliu išradingumu. Taip pat apžiūrėti laiko reikėjo ir didelius eksponatus, kuriuos reikėjo apeiti iš visų pusių, nes jie buvo pakankamai dideli ir įspūdingi. Na, kadangi reikia išrinkti tik 3, mums buvo nelengva, tačiau šiaip netaip apsisprendėme ir sakome, kad padėka moterų sambūriui Ieva už kūrybinį darbą rudens šventėje liaudiškosios kanklės. Tai prašome iš cukinijos padarytos kanklės ir mes labai džiaugiamės tokiu kūrybiškumu ir teikiame padėką. Prašom, moterų sambūris Ieva. Ačiū labai, atsisako prizo, palieka laukti. Taip pat padėka Vievio vaikų dienos centro bendruomeniai už kūrybinį darbą rudens šventėje, tai muzikinį instrumentą smuiką. Prašom. Aš atidavau tau. Šaunuolis, sveikinam, kūrybingumą ir toliau. Jie padėjo nukyti kažkas plačiau. Na, nebūsiu kukli ir pasakysiu, kad šitą diplomą, šitą padėką įteikti man yra ypač malonu, todėl kad priėjus prie Vievio pradinės mokyklos stalo ir man išdidžiai pasišalinus, komisija vis dėlto priėmė sprendimą apdovanoti visus darbelius, nes išrinkti patį gražiausią buvo neįmanoma. Taigi, padėka Vievio pradinės mokyklos bendruomeniai už kūrybinius darbus rudens šventėje ir kviečiu mokytojas paimti šitokią svarę ir beveik auksinę padėką. Bravo! O nugalėtojams, palaukit moteris, o nugalėtojams prizai įsteigė Vievio seniūnija. Nugalėtojas apdovanojimas tuo moliūgu, kur dabar mūsų gerbama Nijolė parodys. Žiūrėkite dabar Nijolė, jinai parodys dabar tą prizą. Žiūrėkite, eina link prizo, eina. Nu, rodykite dabar, Nijolė. Va, O dabar pakelkite. šitas prizas jūsų. Ateina dabar korespondentai nuotraukas daryti prie prizo. Ateikit vaikai, ateikit. Ateikit vaikai prie prizo, taip. Noriu dar visiems susirinkusiems pateikti informaciją, kad savivaldybė, tai yra Elektrėnuose, sekmadienį 13 valandą irgi bus Elektrėnų savivaldybės derliaus šventė organizuojama, tai visus kviečiame aktyviai dalyvauti.